Mūsų profesija reikalauja labai didelių valios pastangų ir labai tvirtos psichikos, kad atskirti, kas yra darbas ir kas yra gyvenimas. O čia yra svarbiausia. O tie, kurie turi tokią labai paslankę psichiką, per daug paslankę psichiką, dažniausiai jie nukenčia ir karjera labai anksti baigėsi arba baigėsi netgi psichiatriniam ligoninėm. Kai tu pradedi gilintis į žmogaus psichiką iš vidaus ir tu pradedi ją iš vidaus perprast, tai reikia labai aiškiai turėti ribą tarp savęs ir tarp personažo. Iki to aš aišku turėjau daeiti iki to darbe teatre, nes pradžioje tai atrodė, kad čia arba mirsi, arba gyvensi, va tai scenai išeini ir turėjau tai parodyti, patikti režisieriui, tai labai išsekindavo psichologiškai. Bet jauną žmogų tai suprantama, tai visada tu nemoki susikaupti, nemoki žaist, va. O kai tu pradedi žaist, tiesiog eini ir viskas. Gerai, būsi kvailai, pasiūlai kažką padarai, net jeigu nežinai, ką darai, kažką kvailai padarai, režisierius arba priima, arba nepriima, arba, pavyzdžiui, kai buvo mano atveju, Vaitkus, aš išėjau iš nežinojimo, ką veikti, aš pradėjau juoktis ir visą sceną besijuokdama, juokiausi, viskas ir Vaitkus paliko.